Sveiki, su jumis Eugenijus Plišinskis ir Medžio idėjos. Ir darau video YouTube nariams pritraukti daugiau žiūrovų į Patreoną, kad sutaupyti finansų savo apdailai. Kaip ir sakiau, gaunasi ten 2,5 tūkstančio ant 100 kvadratų, jeigu naudojat geresnius kažkokius aliejus ar dar kažką pagerinto padengti, tai tada minusuojat šitą sumą nuo 2,5, tai gausis ten 2200, bet vis dėlto gaunasi tokia ekonomija. Ir ką aš darau Patreon'e? Aš aiškinu visus procesus, niuansus, problemas, su kuriais susidūriau, su kuriuom, kaip išsprendžiau situacijom. Čia negali vadinti problemų, bet taip iššūkiais, ne? Ir bandymų metodų buvo daug, aš parodysiu kiek. Va čia yra bandymai, kurie nelabai pavyko. Čia bandymai, kurie jau labai gerai išėjo. Pagrindinis aspektas, ką noriu parodyti, pasakyti, kad jūs sakot, čia dažniausiai, sako žmonės, kad rašo paskui ar dar kažką, visą laiką bando pasirodyti kažkodėl. Ir kad ką tu čia tokio sugalvojai, čia visi ir taip viską žino. Tai žinot, pirmin darykit, bet esmė ta, kad labai visi viską žino, bet nieks nieko nedaro. Visa idėja yra tame, kad nenaudoti labai daug dujų. Visa idėja yra tame, kad nebūtų, kaip sakyt, tai labai nustolinga, nes dujos brangios, patys jos neturim. Ir perkam ir dėl to, kad nenaudoti dujų, gauti tokį rezultatą. Nes su dujom pagrindinė, kaip sakant, pagultyti lentelę ir taip apdeginti, ne tai, kad nesunku, labai daug tų dujų reikia ir gaunasi jau finansiškai nenaudinga. Čia ir yra ta situacija, kur yra paslaptis. O kokias lentas gaunu, tai parodysiu. Tai lentas gaunu labai elementariai. Šviežia, graži lenta, nieko nepadengta. Graži. Taip jinai 20 pločių, bet gaunasi taip dingimas 18. Ten. Jo, tai čia tokios lentos gaunu. Ir iš tokių lentų padarau, iš 2 pusių padarau tokios degintas. Kodėl iš 2 pusių? Nes medienos įsigilinamumas drėgmė į medieną, santykinė drėgmė, oro drėgmė įsigeria vienodai iš visų pusių. Nesvarbu, jeigu lyja lietus, kita pusė yra atvirkštinė namo, tai vis tiek jinai gauna drėgmės, santykinės drėgmės, kuri ateina iš kitur, iš po apačios, jeigu ventiliuojamas fasadas. Ir tokiu būdu gali būti ant plačių lentų išgaubimas ar vieną pusę, ar į kitą pusę. Ir kad to išvengti, reikia, kad būtų niveliuojamas patekimas drėgmės bendrai iš visų pusių į tą pačią lentą. Vadinasi, padengimas vienodas, apdeginimas vienodas. Ir viskas vienodai iš 2 pusių. Galima ten su tą kitą pusę mažiau žaisti ten, o su išorinė daugiau žaisti, bet padengti ir apdeginti reikia. Paskui, kai jau visą tai taip deginta, paskui iš tokios lentos gaunasi tokia lenta. O tokia lentutė gaunasi graži, padengta, ranka švari, nieko neatsitinka ir reljefas yra, jausmas senovinės lentos, atrodo jai kaip 200 metų. Ir visas fasadas jūsų bus toks, čia kam patinka reljefas, aišku, gali būti skirtingų spalvų. Aš, tarkim, padengiau 8 spalvom. 8 spalvom kiekvieną lentutę ir rinkausi, kokia spalva man tinka, nes atitinkamai kitų pastatų, atitinkamai ten kupolo, atitinkamai visų kitų elementų pas save išrinkau šitą spalvą. Ir dar atkreipkite dėmesį, kad spalva, kai pastovi tam tikrą laiką, jinai keičia savo blizgesį. Kai šitą spalvą dingiau lentas, jinai buvo blizgi, praėjo 1 diena ir jau jinai tampa ne blizgi, bet tokia
įsigilinti labiau, išryškėja visa tekstūra, jinai pasislėpia ir gaunasi lygiai to, ką aš noriu. Nedarykit išvados, kai iškart padengsit, jokių būdų. Dengit 1, 2, 3, 4 lentos, 5, 6 ir palikit taip vos net 3 dienom, kad peržaisti, pagalvoti, galima net prikalti ant fasado, galima net padaryti 3 lentas, jeigu kurios jau patinka, 3, 4, kad kvadratą gauti. Ir jau ant kvadratinio metro jau mąstykit, nes kartais viena lenta klaidina, ar taip bus, ar ne taip bus, reikia įsivaizduoti, kaip bendrai visas fasadas atrodys būtent ta spalva padengtas. Nes būna, jūs nesusidurite, aš labai dažnai su klientais susiduriu, kai viena lentutė tokia spalva graži, fantastika, man patinka, o jinai būna arba labai sodri, arba labai tokia ryški, visokia, gali būti tokia, super spalva, brangi aišku, bet mes kalbam apie tokią ir dar jinai niekaip nesifiksuoja su aplinka. Bet taip tinka, kai padengi visą namą, žiūri į mane. Eugenijau, ką galima padaryti? Kažkaip atrodo, vat ne taip, kaip taip atrodo, kaip čia pašėjo. Dėl to neskubėkit, nes labai dažnai būna, kad gelbėjom paskui žmonės. Ne už ačiū, aišku, bet gelbėjom, ką galima dar. Ir dengiam kartais ir antrą kartą, kad žmogus jau suprastų. Bet dažniausiai reikia labai galvoti apie spalvą, aplinką, išryškėjimą, kad jinai keičiasi irgi su laiku ir ant saulės, ir jinai blunka, ir jinai praranda savo tą pirmą žavesį, galima sakyti, ir jau praeina laikas ir jinai jau neblizga, jinai jau kitokia. Tai jūs nudažysit, padengsit ir duokit pastovėti tam gabaliukui ir kuo didesnį plotą padengti, iki kvadratų, ir tada jau mąstyti. Tai va tokie patarimai. Jo, o dar primenu, prisiregistruojat prie Patreono, ten bus visi tie video duoti pradedant nuo 10 eurų ir viskas, ir galite tada sužinoti visus tokius niuansus, kaip padengti, kaip išvalyti, kaip ten sutvarkyti, kaip apdeginti be klaidų ir sutaupyti iškart savo finansus pagal mane ant 100 kvadratų 2,5 tūkstančių eurų. Dabartiniam sąlygom šiai dienai, tai yra 2024 metai, šiuo metu skirtumas kainos toks yra, kad paprasta lenta nuo apdegintas ir padengtos skiriasi būtent ant 100 kvadrato lygiai ant 2,5 tūkstančių eurų. Aišku, čia reikia užsiimti, kurie turi vietą, laiką, norą, yra kūrybingi ir tuo pačiu nori sutaupyti. Tai tiek, laukiu jūsų prisijungiant visų Patreone ir kad pasiekti tokį rezultatą, iš tikrųjų, man tikrai didžiulį davė naują patirtį, tikrai gerai išėjo viskas ir tikrai verta dėmesio. Jeigu, aišku, jūs pats savo statot ir turit noro taupyti ir turit laiko pats atlikti tos darbus. Tai tiek, su jumis buvo Eugenijus Pišinskis, Medžių idėjas, iki kitų kartų, iki.